Burning Man svajojau patekti jau labai seniai, bet vien oro čia nepakanka, nes daugelį metų visi bilietai būna išparduodami. Norėdami gauti bilietus, dar daugiau nei 4 mėnesiai iki renginio užsiregistravom į loteriją ir štai tas kiekvienam burneriui gerai pažįstamas metas, kai sėdi priešais monitoriaus ekraną ir lauki, ar tau šiais metais klius bilietas ar ne. Mūsų ištiko čia, Salvadoro valstybės pakrantės mieste La Libertade. Bandėsim pirkti bilietus į Burning Man, 5 minutės, žiūrėsim, kaip pavyks. Kiek laiko jau lauki? 1:30, galvojam, pažiūrėsim, nuvažiuosim pavalgyti po visko. Ta kart sako, apie 30 minučių išparduoda, bet praėjo 1:30. Nieko, tai nežinau, kaip tas trūko. Šį kartą loterija nepavyko. Iškart prisijungėme 2,5 valandos, pralaukėm, nieko nėra. Ir jau pradžioje sakė, kad nebeliko mašinų pasų, na, taip nelabai pateksi be tų mašinų pasų. Dabar jau sako, nebeliko ir bilietų, dar neužrašė, bet na, jau dabar važiuosim, turbūt nieko tikrai nebebus, bet jau šituo keliu gal iš antrinės rinkos pavyks įsigyti. Neišdegus gauti bilietų per pagrindinę loteriją, rankų nenuleidom. Džiaugiamės Salvadoru ir dirbome nuotoliu iš šios šalies, tačiau tuo pačiu galvojom, kaip dar galima gauti bilietus. Įvairūs bilietai yra rezervuojami oficialioms stovykloms, tačiau mes dar buvom neapsisprendę, ar norėtume prie kokios prisijungti, ar vykti nepriklausomai, nes atrodė kaip pirmam kartui, dar nieko nepažįstant, geriausiai būtų nepriklausomai atvykti į renginį. Tai, ko troškau labiausiai, buvo įsigyti bilietus per oficialią perpardavinėjimo sistemą, kur oficialiai tie, kas negali vykti Burning Man, gali grąžinti savo bilietus ir su nedidelė priemoka gali juos įsigyti kiekvienas norintis. Tiesa, visokie forumo įrašai iš praeitų, užpraeitų metų tikrai optimizmo nekėlė, ten daug kas rašė, kad niekada nepavyksta tų bilietų gauti, nei loterijoje, nei per tą oficialų kanalą, aišku, bet kokie jau neoficialūs kanalai, tai ir labai brangu ir be kita ko dar yra rizika, kad bus bilietai netikri. Oficialus perpardavinėjimo kanalas atsidarė prabėgus dar mėnesiui, likus maždaug 3 mėnesiams su trupučiu iki Burning Man ir tuo metu, kaip tik buvo Meksikoje, stebėjom štai šį Valadorų pasirodymą, bet aišku, skubiai griebėm telefonus, tikslę minutę, kadangi atrodo, kad perpardavinėjimo sistema jau veikia ne kaip loterija, kad tiesiog užsiregistruoji ir laukia, ar iškris tavo numeris ar ne, bet kas pirmesnis, tas gudresnis. Mes užsiregistravom, gal po kokių 10 minučių nuo pardavimo pradžios. Tie, kas užsiregistravo iš karto, pasakojo, iš karto gavo pasiūlymus, nes kai kas jau buvo atsisakę bilietų, tačiau mums pasiūlymas taip pat atėjo. Tiesa, jau kai buvom Lietuvoje, dar po kokio mėnesio. Na, o tada jau skubiai ieškojom lėktuvo bilietų ir supratom, į Burning Man mes važiuosim. Štai čia jau skrendam į Los Andželą, o čia atsiimam automobilį, kuriame ir gyvensime viso Burning Man metu. Atskridom likus daugiau nei savaitę iki renginio, nes reikėjo nuvažiuoti iš Los Andželo, į kurį ir paprasčiau nuskristi ir lengviau gauti pigesnį automobilį, o taip pat reikėjo pasiruošti, susipirkti įvairiausius daiktus, kurių negalėjom atsiskraidinti, na, o kartu ir aplankėm įvairiausių įdomių vietų. Pirmas apsipirkimas laukė dar čia Los Andžele, kai grįžinėjom po dienos San Diege. Viena Burning Man esmių, ten visą savaitę turi praleisti dykumoje tik su tuo, ką atsivežiai pats. Kadangi būsim su absoliučiu minimumu tik automobiliu, neturėsim ir jokio šaldytuvo, tai reikėjo negendančių maisto produktų, pakankamai vandens. Nutarėm viską pirkti ne per vieną kartą, o per keletą kartų. Kadangi puikiai supratom, kad po vieno karto tikriausiai prisiminsim dar kažką pamiršę, ar iš interneto, kur skaitom visokiausius burnerių puslapius, sužinosim, kad kažkas dar tikrai reikalinga. Čia jau tikrai bus, čia dar liks aš manau. Ai, bet atiduosim kur nors dar. Pirkimas prieš Burning Man. Įsigijom Gatorade, man labiau prie širdies būtų Coca-Cola iš skanių gėrimų, bet kai šilta, tai tas skonis greit pasidaro, tikrai prastesnis, o Gatorade'as ir šiltas visai skanus. Taip pat traškučiai, tai galvojam, kas čia būtų tokio, kad negenda, irgi ir nuo temperatūros visai nepriklauso, ar gali laikyti, kiek nori laiko bagažiniai. Tai bulių traškučiai Pringles, tai paskaičiavom, kad mums abiems vienai dienai reikia maždaug 5 pakelių, jeigu vien tuo valgytume.
Tai čia 5 bus, čia 3 kart po 5, tai čia 3 dienom, tarkim, ir dar šiek tiek papildomai. Na ir Aistė tai sako, kad nenori tų traškučių tiek daug valgyti, tai dar kažką bandysim rasti ir įsigyti. Vienkartiniai indai, šiaip popieriniai geriau, nes galima sudeginti, bet šituos reikės išsivežti paskui, kadangi nieko negalima palikti. Ir kažkiek džerkių. Čia gerai, kad užsisega. Paskui praplėši ir paskui gali užsekti juos. Dar traškučių. Ir dar Gatoreido. Čia, aišku, ten bus karšta diena, tai tos reikia iškart pasirūpinti 7 dienoms. Bet čia dar neužteks, dar vandens reikės paimti. Kremo nuo saulės. Aišku, daugiau reikės, bet šitą bus patogu nešiotis. Ir čia pirmas vandens blokas. Žmonės, pas kuriuos nakvojom, nelabai tikėjo, kad galėtume išgyventi visą savaitę automobilį, bet kai kažkas ko nors abejoja, tik dar labiau norisi tai pabandyti, o be to, atrodo, pasiskaičiavom viską, na ir tikrai turėtų automobilį visko užtekt, ko mums būtent reikia savaitę. Aišku, žmonės skirtingi, skundžiasi kiti įvairiais dalykais, kurie mums neaktualūs, galbūt garsas trukdo ar dar kažkas. Pasiskolinom iš Birutės keputį, mėgmaišį, panašu, kad visą šitą mums labai reikia. O iš Los Andželo pajudėjom į rytus, pro Kalifornijos dykumas, pro nuostabų Joshua Tree nacionalinį parką, pro apleistą Bombay Beach miestelį, dabar tapusį tokią menininkų meką. Vėliau važiavom į Arizoną, važiavom iki Hooverio elektrinės, važiavom garsiuoju 66 keliu, vienu ilgiausių autentiškų jo ruožų. Kai kurias tų vietų buvom lankę, tačiau daugelis mums buvo naujos. Buvo tokios kaip baltos dėmės JAV žemėlapį, kai seniau prie tas vietas važiavom, gal pritrūko laiko, o dabar buvo pati ta proga jas užpildyti. Po Bombay Beach'o išbandėm nakvynę automobilį, pagalvojom, kaip čia jausimės. Buvo karštoka, tačiau temperatūra šičia yra gerokai aukštesnė negu Black Rock City, kur vyksta Burning Man. O atmetus karštį, tai miegot buvo ganėtinai patogu. Ne pirmas ir ne paskutinis kartas matyti JAV miegant automobilį pakelės aikšteliai. Čia miegojom pakeliai Kalifornijos. Kaip tau sekėsi miegoti? Kai išmygom apie 40 laipsnių buvo, dabar 29 laipsniai. Nors gili naktis, tai šiek tiek karštoka buvo, bet pavargę buvom, tai pradžių gal sunkiau, o paskui tai aš greit užmigau Aistę, tai iš karto lūžo ir miegojau visą laiką. Labai skauda galva. Tai dehidratavau per naktį, nes pradėjau miegoti po plus 40 laipsnių. O baisiai karšta. Tai išvada tokia, kad mašinos salone turi būti labai daug vandens. O paskui apsistojom ištisoms 5 dienoms Las Vegase, dirbom nuotoliu, kadangi reikėjo padaryti daug darbų, nes puikiai supratom, kad tą savaitę Burning Man tikrai galimybės dirbti nebus. O kartu pasinaudojom Las Vegase ir progą dar papildomai apsipirkt, kadangi vis tik tai paskutinis tokio dydžio miestas pakeliui. Ir taip pat pasinaudojom progą užsisakyti iš įvairių daiktų iš Amazon svetainės. Be maisto Burning Man reikia ir drabužių, kadangi ten yra vienas principų radikali saviraiška. Kažkiek įdomų rūbų atsivežėm iš Lietuvos, iš taip pat praeitų kelionių, tačiau netiek daug ir turėjom, o tos galimybės atsivežti aišku ribotos. Iš pradžių galvojom galbūt nuvažiuoti kažkokiai įdomesnių rūbų parduotuvę Los Andžele ar dar kur, bet supratom, kad atstumai didžiuliai. Ir iš tikrųjų Amerikoje visada tokiais atvejais veikia būtent Amazonas geriausiai. Ten pasirinkimas pats didžiausias. Las Vegasą paskutiniam tokiam ilgam apsistojimui pasirinkom ir todėl, kad nakvynės ten tikrai nebrangios, kadangi vasara, karštis, visiškas nesezonas, tas karštis gali siekti 48 laipsnius dieną, tai todėl viešbučiai ganėtinai tušti. Su įvairiausiais užsakymais renkame savo rūbų komplektus ir esame apsistoję Las Vegase, Nevadoje. Iš Amazono parsisiuntėm taip pat ir saulės bateriją, kadangi tikrai neužteks tų akumuliatorių, tikriausiai tai pabandysim pasikrauti, vis tik tai dykuma. Štai.
Ir va mintis tokia, kad va taip nešioji ant nugaros ir čia reikia užsikabinti. Ir tada gali krauti. Bandom daug komplektų. Tikrai daug. Home Depot, esam Nevadoje, Las Vege, nes manom, kad kuo artėsime labiau prie Burning Man vietos, tuo labiau viskas bus išpirkta, tai byloja išmintis. Tai va, perkam mėlyną juostą, mums patarė, kad būtent tokia yra geresnė, nes nenuima automobilio dažų, kai klijuoja ant automobilio. Taip pat perkame daug medžiagos, kad galėtume ją ištiesti automobilio viduje, kad smėlis kaip įmanoma mažiau padarytų žalos ir dabar ieškom celofano, nes jį reikės klijuoti ant stiklų tam, kad per tarpus nepriskristų smėlio dulkelių. Skaitydami visokiausius forumus, bendraudami su jau buvusiais Burning Man išgirstam vis daugiau ir daugiau pasiūlymų, kas tikrai būtina, ne tik tai, kad išgyvent, bet kad ir atlaikyt gamtą, kad jį nesugadintų automobilio. Kas tik ko nepasakojo, gąsdindamas ar ne visai. Štai įjungė vienas žmogus kondicionierių automobilio plajoj, iš karto turėjo pasakyti viso gero filtrui. Apie akių apsaugą, baisės smėlio audras, kai nieko nesimato, jau net nekalbu. Bet nemažiau girdėjom ir nuostabių dalykų, dėl kurių tikrai verta visą tai atkentėti. Nuostabus žmonės, šviesos, muzika, gyvenimas visą savaitę be pinigų, viską tik dovanojant, na, atmosfera su nieko kitu nepalyginama. Todėl nepaisant visų sunkumų ar klausimų, ar tikrai viską nusipirkom, ką reikėjo, labai laukiu, kada pagaliau būsim Burning Man. Iš Las Vegaso pajudėjom į šiaurę. Per Nevados dykumas, pro vienintelius Amerikoje legalius viešnamius, pro garsų į mirties slėnį, karščiausią pasaulio tašką, kur jau Aistė pasiliko automobilį, bet aš dar ėjau pasivaikščiot pro visas Area 51 legendas, milžiniškas saulės elektrinės ir galiausiai pasiekėm Carson City. Tai porai dienų paskutinė mūsų stotelė prieš Burning Man. Esam Carson City, tai yra Nevados valstijos sostinėje, jau ganėtinai arti ir Burning Man vieta, tad į čia mes dar savaitės pradžioje užsisakėme Amazon produkcijos. Tai ateisim dabar pasimti iš to Amazon Hub. Pirmą kartą darom, pažiūrėsim kaip veikia. Padarėm paskutinius darbus ir taip pat apsižvalgėm aplinkui. Pavyzdžiui, nuvažiavom prie Tahoe ežero, na ir atlikom dar paskutinius apsipirkimus. Turiu savo mėgstamą tinklą valstijose Trader Joe's ir būtent iš čia perkam daugybę dalykų, tokių kaip, tarkim, džiovintos uogytės. Labai nuostabus dalykas, manau, bus skirtingus pakuolius įpakuoti riešutai, nes ten tikrai bus sudėtinga išsiberti ir valgyti, nes rankų plauti nebus labai daug kur. Tai tokie dalykėliai, džiovinti vaisiai ir taip toliau. Turim dabar suskaičiavom 17 litrų Gatoreido, 18 litrų vandens, 2,5 kg Pringles čipsų, Coca-Colos atsargos turbūt išseks iki pradžios, tai reiks papildomai pasipildyti, taip pat turim dešrelių, beef jerky ir kitų, tai dar šitą tiksliai suskaičiuosim. Rekomenduojama yra prieš Burning Man susiplanuoti taip, kad kiekvienam valgymui turėtum, kad nebūtų, kad lieka labai daug maisto ir kartu nebūtų ir per mažai maisto. Tai pabandysim pasiskaičiuoti. Pavyzdžiui, esam paskaičiavę, kad jeigu valgytume vien čipsus visą dieną, tai kiekvienas iš mūsų suvalgytų apie 300 gramų čipsų. O aišku, kitų dalykų irgi reikės skaičiuoti atitinkamai, kas be ko bus dar visokiausių stovyklų, kurios dalins maistą, kadangi tai yra kultūra dovanų, tai lygiai taip pat mes irgi esam pasiruošę dalinti visokius, pavyzdžiui, šviečiančius dalykelius tiems, kas jų neturės, nes tai svarbu ir dėl saugumo, kadangi naktį ten važinėja kartais mašinos, atvažiuoja nauji, kas apsistoja, o jeigu žmonės būtų be šviesų, tai būtų pavojinga, na, tai taip pat ir dalį maisto ir gėrimų galbūt atiduosim. Dabar skaičiuojamės, ko dar tiksliai trūksta, ką paskutinę dieną nusipirkti. Kai pirkom dažytojo akinius, tai Carson City parduotuvės darbuotojas sako, buvau užmiršęs, kadgi vėlgi Burning Man artėja. Aišku, Carson City dar gana toli nuo Burning Man vietos, bet kaip vienas paskutinių miestų prieš Black Rock dykumą, tai čia jau kasmet jisai tokiu metų laiku alsuoja Burning Man ritmu. Tai štai, pirmadienio rytas išsiregistruojame iš viešbučio Carson City ir dabar judėsime Burning Man link. Kaip atrodo mūsų rytas, pakavimasis, nors atrodo šiek tiek vėtita viskas bagažiniai, bet esmė tokia, kad kuprinės dar kurį laiką reikės, nes šiandien dar bus dirbama, tačiau paskui jį keliaus gilyn ir čia atkeliaus visi mūsų vandenys, gėrimai, gatoreidai, užkandukai ir visa kita, nes gyvensime salone,
visą savaitę dykumoje, o reikės kaip įmanoma mažiau prileis dulkių į nuomotą automobilį. Tad atsidarinėsime daugiausiai bagažinę, kai keliausime kažkur. O dabar čia salone atsiradė tik daiktai, mūsų rūbų lagaminas, rūbai, kuriuos mes ketinam keisti per savaitę, taip pat mūsų maistas, taip pat tokie dalykai, kurie tiesiog privalomi Burning Man, pavyzdžiui, gertuvė, nes reikės jos einant į kiekvieną stovyklą, taip pat sanitizeriai, taip pat vienas pagrindinių dalykų, be šito dalyko Burning Man iš vis praktiškai neįsivaizduojamas, tai viso labo $3, bet turbūt geriausias dalykas, ką už $3 įsigijau kada nors gyvenime. Paruošėm automobilį štai taip, marškomis apdengiau vidų salono, taip kad dulkių būtų kaip įmanoma mažiau. Dabar maždaug 3 valandos kelio ir tada party. Laukia gyvenimo nuotykis, or so it seems. Artėjom prie Ryno miesto. Paskutinis miestas prieš dykumą ir dar paskui porą valandų kelio į dykumą gilyn, tolyn nuo civilizacijos. Nemaloni žinia, kad Augustinui nuskilo dalis danties, tai dabar nusipirkom net tokių dalykų, kurie jav yra, pavyzdžiui, jeigu prisireiktų pačiam plombą ant danties užsidėti, nesu mačius nieko panašaus gyvenime, kad mokėtum pats netrilinės ant danties, kaip dantistas užsidėti plombą, bet jau teko nusipirkti ir tokių priemonių, nes dykumoje nebus tiesiog nieko. Pažiūrėsime, gal neprireiks, tikiuosi, bet su vienas Burning Man principu Radical Self-Reliance, tai reiškia, kad visais klausimais turi pasikliauti pats savim, nes tai yra dykuma, nieko nėra, jokių paslaugų, perkamų ar dar kažko, tai visus daiktus, kurių potencialiai gali prireikti, turim su savim šičia. Tai vienai savaitėje iš viso 7 dienas planuojam, būtų 7 naktis. Ir Rynas vadinamas tokiu mini Las Vegasu, nes čia Nevadai, tai tik Las Vegase, visoje Nevadai legalūs lošimai jau nuo tarpukario, kai kitur JAV dar niekur nebuvo legalūs. Tai čia, kadangi Rynas yra prie Kalifornijos sienos, artimiausias didmiestis San Franciskui, Nevadoje esantis, tai irgi kūrėsi didelį kazino. O dabar kaip tokia bazė, kur apsiperka žmonės prieš Burning Man, bet mes tai padarėm jau anksčiau gerokai, nes čia sako viskas išpirkta būna. Tik teko matyti video iš pernai metų, tai tarkim nueina žmonės į tam tikrus skyrius, jau čia Walmart ir viskas yra iššluota, ypač kas susijęs su dviračiais, jų papuošimais ir panašiai. Paskutinį kartą normalus maistas šią savaitę. Dauguma turbūt sakytų žmonių normalus maistas. Kuo arčiau Burning Man, tuo daugiau kemperių. Niekur Amerikoje tikriausiai nemačiau keliuose tiek daug kemperių kaip dabar. Aišku, tai labai brangus malonumas, ne visos nuomos kompanijos nuomoja kemperius šiuo metu apskritai, o kitos labai smarkiai užkelia kainas. Alternatyva palapinė. Na, bet mums pasirodė daug logiškiau atvažiuoti nuomoto automobiliu ir gyventi jame, nes automobilio Amerikoje vis tiek reikia, jeigu nori bet kur nuvažiuoti. Tai šiaip ar tai būtume nuomavęsi, gal tiesiog būtume ėmę šiek tiek mažesnį automobilį, bet tas skirtumas, tai kainos buvo tik tai keli eurai į dieną ir štai už keliasdešimt eurų gavom ir transporto priemonę visoms šitoms kelioms savaitėms ir taip pat namus Burning Man. Dar liko maždaug 2 valandos iki Burning Man vietos, tačiau jau dabar velkamės tokioj vilkstiniai pagrinde kemperių. Užklijuoti langai, va matom priekį. O kai kam jau nebe kažką. Okay. Kažką persikrauna gal, ne? Gali būti, jo. Bet štai ir prieš mane, ir dar prieš mane, ir dar, ir tam tarpe ir kur be pasisuksi, tai kemperiai ir matosi, kad dviračių gabenamas, kiek tik tai yra ten žmonių viduje matyti sėdinčių. Ir štai pasirūpina kaip puikiai apsaugą nuo smėlio. Iš išorės užsiklijavę tokį sidabrinuką. Nu čia, kad saulė neprikaitintų. Ir kad saulė neprikaitintų, bet iš išorės tai manau būtent dėl smėlio. Aš jų paklausiu, kaip pamatysiu. 60 mylių, tai dar už to miesto, tai 60 mylių yra 100 km, dar virš 100 km atstumas. Ir matyti 100 km vilkstinę, va tokia važiuosim. Aš manau, kad sako, kad pasižiūrėsim, bet prieš pat iš vis ten eilė pasidaro. Tokia jau, kur dar lėčiau juda. Pasižiūrėsim, kaip seksis. O čia buvo ką tik ženklas paskutinis. Išnaudoja vietiniai gyventojai, žodžiu, šitą progą.
Tai ten paskutinė parduotuvė, specialiai burneriams apsipirkit, tokie laikini ženklai pastatyti vietos. Kas pamiršo nusipirkti va štai tokį dalykėlį, pavyzdžiui, goggles, kurie čia yra absoliučiai būtini per smėlio audras, tai manau, kad čia gali už 5 kainą dar rasti. Nu, matosi aplinkui irgi čia. Irgi dviračio aptarnavimams. Ten ar taiso. Aha, jo, dviračio paslaugų visokių pilna. Gausiai. Na, mes tai miklinsim kojytes. Bandysim pėstute įveikti tuos didelius atstumus, žiūrėsim, kaip mums seksis. Sakė, pasiimti pleistrų pakankamai, nes kad ir kokie patogus batai bebūtų, garantuotai pritrinis, tai be abejo turim ir tokį paketą. Aplinka taip irgi visai įdomiai nuteikia, ar ne? Jo, tokia atmosfera tikrai įdomi. Amerikiečiai apskritai nepratę kažkur vaikščiot. Pas juos būna šatlas nuo parkingo iki, nežinau, 200 metrų. Kokio, sakykime, jeigu šventė vyksta, gali būti 200 metrų nuo parkingo atstumas iki šventės vietos arba konferencijų centro, ar 300 metrų ir jau bus šatlas, kur paveš. Tai čia, aišku, jie sako visi, kad tik tai su dviračiais ir Welcome back, burners! Indian tacos. Siūlo dar pavalgyti paskutinį kartą už pinigus. Ne savo maistą, o nusipirkt kaip restorane. Paskutinė degalinė, tai užsipila, kad paskui turėtų išvažiavimo daugiau kuro. Mes turim pilną baką ir tai prispylę. Pažiūrim, čia tai turėtų būti labai brangus kuras, aš manau. Kai kurie dar gal naudojasi. Kokiam ten šildymą ar kondicionieriai naudosis. Kokį kemperį iš tų dešinėje Cruise America. Vienas populiariausių išsinuomoti. Na, šiaip sako, kad šiuo metu kai kurios kemperių nuomyklos specialiai nenuomoja kemperių, kad ne dėl to, kad ten dulkėtus gražins, bet dėl to, kad būna priventus gražina po Burning Man. O ten dar ir policija? Aha. Kiek dviračių galima dar išsinuomoti, jeigu neturi ir apsigalvoji, kad reikia. Paskutinis matosi miestelis Gerlachas. Kas čia dešiniai? Hi. Rock pizza. Štai kokia reklama. Ir va čia ta vadinama Playa. Tai sakoma, kad vyksta dykumoje Burning Man, bet iš tikrųjų dykumoje esančiam išjūvusiam ežere. Ir jis vadinamas tas dugnas Playa, kaip ispaniškai būtų paplūdimys. Tačiau anglų kalboje turi tokią reikšmę ir išdžiūvusio ežero dugnas. Tai mes kažkurio periodu atsidursim ant išdžiūvusio ežero dugno, o kol kas važiuoja. Jis jau čia aplinkui, bet tiesiog per jį nutiestas kelias. Taip, bet keliai tai norėčiau pasakyti, kad yra labai geri. Amerikoje esame įpratę prie labai gerų kelių, tai čia vieni tokių. Jaučiamės absoliučiai nepasiruošę, pažiūrėję, kaip tie žmonės pasiruošia. Sakė, jo 4. festivalis, nu tai aišku, patirties turi nepalyginamai daugiau. Tai kadangi čia yra ne tik tais dykuma, ne tik tais Playa, ne tik tais karšta vasara, rugpjūtis, bet ir dar yra visai aukštai, tai reiškia, kad reikia kremo nuo saulės nepagailėti. Ta mes dabar ir darom. Va, pirmas Black Rock City vaizdas, matosi visas laikinas miestas. Aha, išdygęs. Ir po savaitės jo nebeliks kaip kokios Magdalos. Atrodo dar didesnis už visus miestelius, taip ir yra, nes ten apie 80 000 žmonių, skaitant gyventojus, lankytojus, savanorius, visi laikomi miesto gyventojais, ne tik tie, kur moka, bet taip pat savanoriai. Kai ten vilkstinė vilkasi. Taip? Paskutinis posūkis ir išvažiuosim ant Playas. Be prepared to stop. Special event ahead. It's gonna be special. I can tell. Ir dabar jau matom vilkstinę stovinčią praktiškai. Ir žiūrėsim, kokie tolimesni veiksmai. O, štai čia dar yra tualetų viešųjų.
Štai vienai mašinai jau baigėsi blogai. Tai labai panašiai mūsų mašina. Nežinau, ar blogai laukia gal. Dabar mums reikia atsiimti bilietą, nes bilietų nesiunčia į kitas šalis, tai jeigu amerikiečiai, tai kai kurie gauna paštu bilietus. Bet čia nėra elektroninių bilietų dar, tai mums reikės parodyti pasą ir atsiimti bilietus. Man atrodo, leidom paskutinę puikią progą užsiklijuoti lipnią juostą, nes štai čia jau dulkės kyla. Bet, manau, su lipnia juosta mažuma tik, ar ne? Taip užsiklijavę. Nu taip, bet jeigu jau mes ją turim, tai kodėlgi ne? Mums patarė lietuviai iš kitų stovyklų, kad reikėtų tokį dalyką pasidaryti. Turim lipnios juostas, turim žirklių, bet Augustinas tingi klijuoti ir mes neužsiklijavę. Taip? Ne. Tiesiog pagalvojom, kad kadangi jau mūsų kartą net ir nevažiavusi Burning Man yra autonoma Amerikoje, jeigu išnuomavom ten virš mėnesio, tai nučardžino už tą valymą $200, tai ir čia vat, kalbėjom su tuo žmogum, tai sako irgi, kad pasiruoškit vis tiek ten nučardžins iš jūsų, kiek ta prasme, kad jų toks principas, kad jeigu mato, kad ilgam išnuomota, tas valymas gana nedidelį procentą kainos sudaro ir tikėtina, kad kažkur važiavo nelabai švariai, tai jau tiesiog pretekstas ir paima už valymą tos pinigus ir ten jau fiksuotas mokestis, tai nežinau. Ir štai Harley Davidson ir ant stogo užsikoręs jaunuolis. Manau, vaizdų bus labai įdomių. BXB. Nežinau, Stay left. Mūsų will call turėtų būti tas atsiėmimas. Stay left. Ok. Ir čia yra welcome, čia yra dar žemėlapis, ar ne Plavės? Taip, bet tik to turim programėlę persisiuntę, tai viskas toj programėliai. Ir štai čia yra tokios eilės automobilių ir tik tai priminsiu, kad mes tai ne pačią pirmą dieną atvažiavom. Turėjom deadline'ų, turėjom darbų ir atvažiavom tik tai antrą Burning Man dieną. Ir tai kokios eilės, tai aš tik tai įsivaizduoju, kokios būna eilės sekmadienį. Čia va jie klijuoja, matosi dešinėje. Event access. Ten tik burner buses kairiai, tai čia yra kas autobusais atvažiuoja, aišku, tada jau tik su palapinė gali gyventi, nes neturi nei mašinos, nei kemperio. Ir dabar 10 mylių per valandą greitis. Tai štai čia taip lėtai juda. Tai kaip? Sprendžiam, klijuojam ar ne? Note the time. 10 mylių per valandą. Burning Man. We made it. O kodėl note the time reikia daryti? Nežinau. Nu, tarkim, 16:08. 16:08. Visi tą patį daro. Visi čia sustoja susiklijuoti. Nu, atseit, jiems sakė, kad svarbiausia ta vieta, kur variklis, tai. Čia milžiniška erdvė eilėms, vakar buvo milžiniškos eilės, bet šiandien jau žiūriu, gana laisvai važiuojam. Aha, bet tada man klausimas bus, ar nebus visos geriausios vietelės apsistojimų užimtos, ar reikės tiesiog... Nu, greičiausiai per centre negausi. Šiaip ten visas toks pusapvalis vėduoklės formos miestas ir jeigu arčiau centro yra tos oficialios stovyklos, tai toliau centro yra vietos tada jau apsistoti jiems, kurie be oficialių stovyklų, kaip mes atvažiuoja tik tai ten vienas ar dviese ar stovyklauja. Tai ten turbūt ties centrinė linija, kur arčiausiai visur vaikščioti, greičiausiai bus jau užimtos vietos. Bet toliau galbūt rasim, nu, ne, čia ribotas bilietų skaičius, tai negalit parduoti gal per daug. Ne, tai aišku, jo lab šiais metais net neišpardavė, kiek norėjo išparduoti. Nu, nebent dabar išpardavė. Dabar reiks atsiimti mums bilietą, tai čia visur rašo, kad do not walk, tai will call, dabar rašo will call any lane, tai bet kur galim važiuoti, reiškia. O ten prieš tai rašė, kad neit, kai will call nuo ten, kad nepaliktų mašinas, bet aišku dabar, kai nebėra eilės, tai neaktualu, ten jau matosi prasideda miestas. Ir kągi susipažinom su kanadiečiais, tokia pora irgi kaip mes, kurie pirmas sykį atvyko į Burning Man. Ir kągi, jiegi dirbs toje stovykloje, kur žmonėms, kurie panirs į bad trip nuo Magic Mushrooms, reiks pagalbos. Nu, arba LSD, sakė, ir nuo ko. Jo, tai taip, panašu, kad bus įdomi savaitė. Ar turi patys grybukų, tai sako, ne, mes čia tik padėt atvažiavom. Aha.
čia didelės nebuvo, reikėjo iškart daryti. Važiuosim. Ir iš Vilkol pasiėmė bilietą ir ten važiuoji stovėt vėl? Turbūt. Aišku. Ok, dabar supratau. How's it going tonight? That's fine. Yeah, great. Cool. Here to pick up tickets, right? Yep. Yeah. Okay, so you can park in any lane except for A and B. You can park on either the left or right side of the lane. Just make sure you're up against the cones. Once you park and get out of your vehicle, walk over to the box office down this way and pick up tickets. That all sound good? And then? Once you pick up tickets, you get back in line, gate will check them, then you're on the greeters, then you're in the city. Thank you. Yep. Have a nice day. Thank you. Augustinas.zemaitis@gmail.com. Yeah. Like on the windscreen or around? No, turbūt, jo. Jeigu taip gražini mašina ir tikrai neklaus, ar buvo Burning Man, dėl ko? Tai norėjimas. Čia dar turbūt stabdysmas. Gavom tokį išgyvenimo žemėlapį ir planą, kurį privalu perskaityti. Tai dabar bandom įsigilinti, aišku, daugelis žinių tai yra tokios, kur reikėjo jau pakuojantis daiktus žinot, bet kol kas tokių didelių klaidų nepadarom. Šiaip daugelis vietinių amerikiečių, tai jie atsiunčia tą planą kartu su bilietu. Mes atsiėmėm bilietą, va čia va, box office dešiniai, jau nebėra eilių jokių, jau plaja dulkės. Jo, panašu. Jo, man irgi kažkart išlipu, reikia valytis akis, reiks ir atėrės nešiotis, gerai, kad užsipirkom. Užsipirkom dar tada, kai tu sirgaidinę tam pirkom, bet iš tikrųjų tai jo, pravers panašu. Tai panašu vėl toje atsirasime eilėje. O čia dabar jau bus tik 5 mylios per valandą. Na, pagaliau miestas. Miestas. Sakė, dabar nuvažiuosit ir sakykit, mes pirmą kartą Burning Man ir mums viską detaliai paaiškins. Ir dar lieps išsivaliot smėlį. Jo, panašu, žinok, nes dabar paskambina kažkas. Kur čia geriau laikytis galvoja? Čia gal? Čia jau. Dulkių kvapas, ar ne? Aha, jo. Na, ieškom čia vat laisvo parkingo zona. Nu tai va, jeigu žmonės su tokia mašina atvažiavę, tai jie miega palapinėj. Šiaip jau įprastas reikalas. Nu, turbūt retai kas mašina, bet yra kas mašina miega. O kas kairiai va, žiūrėk, kokia čia kalba. Kinų raštas. Kinų raštas, prie kinų norim? Nežinau. Nu, tai aš nežinau, iš kur, ten va Baltarusų opozicija, tai norim prie Baltarusų opoziciją. Gerai, čia pagal tai galima rinktis, ką? Nemu nieko nematau saulės bėgimą. Toliau gėjai, kanadiečiai, piratai. Išsirinkome vietą ir sustojom savaitėjai. Iš čia negalėsim niekur pajudėti, taip pat dėl plajos dulkių, jung kondicionieriaus ar šildymo, taigi savaitė automobilis tampa tiesiog mūsų laikinų namų. Neįtikėtina, kad kol kas visi žmonės, kuriuos susitikom, buvo lietuvių šaknų turintys. Kanadietės vienos prosenelė Lietuvos buvo pilietė, kaip supratom, tada, kur tikėtina išeisi mokytis pilvo šokio mokytoja, jos senelė lietuvė ir dabar apsistojom šalia ir sako, taigi, aš Rolandas, sako, esu. Tai jo tėvai per Antrą pasaulinį karą pasitraukė iš Lietuvos, susitiko Australijoje ir paskui persikėlė, gyveno Santa Monikoje. Deja, lietuviškai jau labai gerai nebešneka jis, bet su sūnum atvažiavę čia ir sakė, mes jums viską parūpinsim, viską padėsim, kiek tik ko reikės. Tai va, kol kas mūsų pažintys labai lietuviškos, dar net nepriejus nei vienos lietuviškos stovyklos. Ėjom per visą Black Rock City iš savo nepriklausomų stovyklautojų ploto pro oficialių stovyklų zoną, paskui į plają, kur yra meno kūrinių zona, na ir galiausiai pasiekėm patį žmogų. Kuo toliau ėjau, tuo labiau jaučiausi, kaip patekęs į kažkokią šalį, kurios niekada nežinojau.
su visai kitokiam drabužių madom, netgi su savo kvapu, toks nuolatinis dyzelio kvapas nuo visų ugnių. Visokių Burning Man nuotraukų, video, iki apsilankydamas čia buvau matęs daugybę, bet atvykus viskas atrodo visiškai kitaip. Tai dabar kaip mašina pasižymėti? Tai pasižymėk, paspaudai šitą, bet matai, tau kažkaip tiksliai dar GPS-as nepagauna. Tai čia nerodo tau tikslios vietos, tai tu negali kol kas žymėti. Kažkaip gal paskui GPS. Na ir jums šitais video bijau, kad nepavyks perduoti pilnai tos dvasios, nes turbūt neįmanoma, nes kamera visada nukreipta viena kryptim, atrodo, na, viena stovykla, vienas mutent automobilis, bet kai jauti tą mastą, kad tai yra už Alytų didesnis laikinas miestas vidury dykumos, praktiškai Panevėžio dydžio ir net visa ekonomika veikia kitaip, nėra jokių pinigų, nieks negali būti pardavinėjama, kiekvienas turi viską atsivežti pats savo, visam tam laikui ir viskas pagrįsta dovanojimu. Kadangi čia dabar iš karto tamsu, atvažiavom jau į vakarą ir dabar saulytė pasislepia, bei sutemo, tai pasigaminam štai tokius šviesos šaltinėlius, kad nebūtume visiškai nematomi tamsoje nuolat zujančiam įvairiausiam transporto priemonėm, net nežinau, kaip jie ščirpė pavadinti. Bet jei jau diena buvo įspūdinga, tai kai sutemo, viskas tiesiog pribloškė, ypač visi mutant automobiliai, mutant vehicles arba art car, kurie nakčiai įjungė šviesas. Šiaip eiliniams automobiliams po Burning Man teritoriją važinėti uždrausta, tai yra turi tiesiog atvažiuoti į stovyklą ir ten jau visą laiką stovėti. Tačiau yra išimtis, jeigu tavo automobilis ir yra tavo meno kūrinys, tas tavo radical self-expression, radikali saviraiška, vienas iš Burning Man principų. Ir tokių žmonių atrodo su kiekvienu Burning Man tik daugėja. Ir štai čia matom registraciją būtent automobilių, kurie gauna teisę važinėti po Burning Man ir džiuginti visus Burning Man svečius. Atvykę gavom tą didelę brošiūrą, kurioje surašyta, kokia stovykla, ką planuoja, kada dovanot. Na, tos dovanos pačios įvairiausios. Tai rytoj tikimės aplankyti Lituanica Bread stovyklą, lietuvių stovyklą, kuri dovanos bulvinius blynus. O kiti dovanoja paskaitas, šokius, visokiausius renginius, meno kūrinius ir dar, na, tiesiog net nesugalvosi. Paskaitęs tą sąrašą, kartais net nežinai, kas ten turima omeny, na, o paguglinti negali, interneto čia nėra. Kai kas tiesa gaudo tą internetą, kažkur pagauna, yra stovyklų, kurios dovanoja palydovinį internetą, bet aš noriu pasinerti Burning Man dvasią, todėl net ir specialiai išjungiau tinklą, kad net ir netyčia niekada mano telefonas per šią savaitę interneto nepagautų. Gal Burning Man sutraukia ypatingus žmonės, na, tuo neabejoju tikrai, bet gal ir tas ryšio nebuvimas prideda savo, kad žmonės čia be galo draugiškai, be galo nori bendrauti. Susitinki žmogų pirmą kartą, leidėsi į ilgą pokalbį. Vienas pirmų klausimų paprastai būna kelintas tau burnas ir stebėtinai daug žmonių sako, pavyzdžiui, 10, 14. Net sunku kažką ir pasakyti, tiesiog vaikštau, gėriuosi vaizdais, negaliu patikėti, kad tokia vieta egzistuoja. Ir įdomu, kad tokius vaizdus kaip šitas lazeris šaudantis į dangų matėm ne tik čia iš Plajos, tačiau jie mūsų laukia ir automobilyje, kadangi pro mūsų priekinį langą prieš užmigdami galėsim gėrėtis ir šituo lazeriu ir taip pat paskui, jeigu sulauksim, patekančiu mėnuliu. Labai smarkiai suka, iš tikrųjų. Kaip tokia skelbimo mašina. Panašu, kad ateina pirmoji mūsų smėlio audra. Na, aišku, esam pasiruošę, bet turbūt jau reikia trauktis.